Prieš keletą savaičių socialiniuose tinkluose ėmė suktis e-parduotuvės Trendora reklamos su žinomais Lietuvos veidais. Mantas Stonkus, Benas Lastauskas ir Agnė Kulitaitė kvietė įsigyti žinomų prekės ženklų elektronikos ir buities prietaisų su milžiniškomis nuolaidomis. Kaip vėliau paaiškėjo, toji parduotuvė buvo netikra, kaip ir reklaminiai skydeliai bei asortimentas. Tačiau tomis reklamomis vis vien susidomėjo ir prekes svarstė įsigyti virš 10 000 lietuvių. Va ir jūs čia. O tai reiškia, kad ir jūs apgavome. Žmonės, čia visai nėra internetinė parduotuvė su nerealiais pasiūlymais. Pasirodo, tai buvo Lietuvos bankų asociacijos inicijuotas socialinis eksperimentas, kuriuo buvo norima atkreipti žmonių dėmesį į sukčių schemas ir būdus nuo jų apsisaugoti. Tiesa ta, kad Lietuvoje internetiniai plėšikai bando siautėti vis įtikinamesniais būdais. Ir šiandien, pamaniau, bus įdomu ir naudinga pažvelgti į klastingiausias jūsų tikančias apgaulės bei pasižiūrėti į neįtikėtinus atvejus, kai žmonės patikėję žymiais vardais, sukčiams patikėjo savo gyvenimo santaupas. Internete privalu tikrinti visą informaciją, ypatingai tą, kurios vedami naudojame savo lėšas ir finansinius duomenis. Sukčiai bando atrodyti vis įtikinamesni, renkasi apsimesti įžymybėmis, naujienų portalais, žinomais prekių ženklais ir valdžios institucijomis. Jie mus bando suvilioti mūsų emocijomis, pavyzdžiui, baime. Siunčia netikrus kvietimus į teismą, policiją, grasina baudomis, nemalonumais, kad konfiskuos siuntas ar turtą. Kiti sukčiai naudojasi jūsų taupumu, tai yra nuolaidomis ir neįtikėtinai mažomis kainomis, kurios dažnai būna perpus ar net dar mažesnės. Taip pat jie pasitelkia skubinimo taktikas, kad turėtumėte kuo mažiau laiko apgalvoti savo sprendimus. Netikruose skelbimuose, tinklapiuose, žinutėse ar laiškuose dažnai rasite laikmatį, per kurio laiką neva privalote sureaguoti. Visa tai, kad iš jūsų išviliotų jūsų kortelių duomenis, kurios patalpina į vieną iš daugelio sukčių turimų finansinių duomenų panaudojimo schemų. Vieni juos pardavinėja urmu ir talpina į hakerių sistemas, kiti su jūsų kortelėmis patys bando prisisakyti prekių netikrais vardais ir adresais, vėliau tas prekes perparduoda pigiau, taip išplaunant pinigus, ir daug kitų panašių sukčiavimo ir lėšų nusavinimo būdų. Lietuvos bankų asociacijos duomenimis iš lietuvių kasmet išviliojami milijonai eurų. Štai vien per šių metų trečiąjį ketvirtį finansiniai sukčiai kėsinosi išvilioti 8,9 milijonus eurų, o bendrai iš gyventojų ir įmonių išviliota suma siekia beveik 5 milijonus eurų. Straipsniai apie iš lietuvių išviliotus tūkstančius eurų žiniasklaidoje pasirodo kasdien. Ir negalvokite, kad pasimauna tik senyvo amžiaus žmonės. Mažiau akyloje būsenoje pagauti žmonės apsimetėliais patiki nepriklausomai nuo jų amžiaus, išsilavinimo ar pareigų. Lietuvoje vagys mėgsta apsimesti įžymybėmis, taip patraukdami gyventojų dėmesį ir bandydami sudaryti pasitikėjimą. Ir tai rodo ne tik anksčiau minėtas Trendora socialinis eksperimentas. Iki dabar sukčių nupirktose reklamose galite pamatyti plakatus su melagingais tekstais, pavyzdžiui, policija sulaikė Marijoną Mikutavičių, Daliai Grybauskaitei pateikti kaltinimai pasitvirtino. Į melagienas įtraukiamas ir tokie žmonės kaip laidų vedėjas Edmundas Jakilaitis, Lietuvos krepšinio treneris Dainius Adomaitis, dainininkė Džordana Butkutė ir kiti Lietuvoje atpažįstami veidai. Taip pat šių metų pradžioje internetiniai vagys paleido kampaniją, kurioje skelbė melagienas, jog žurnalistai ir televizijos laidų vedėjai Beatai Nicholson buvo diagnozuota hipertenzija. Taip pat neva moteris antrą kartą patyrė infarktą, o į ligoninę buvo pristatyta dėl rankos lūžio su poslinkiu. O tai skelbiančioje interneto svetainėje Beata nuo menamų negalavimų išgelbėjo stebuklingas neaiškios kilmės produktas. Jį sukčiai pristatė kaip vaistą, kurį būtinai reikia visiems nusipirkti. Žinoma, su didelė nuolaida, kuri galioja tik 10 minučių. Ir visos tokios pastangos tik dėl to, kad spaustumėte ant užkrėstų nuorodų ir su tikslu jūs privesti prie savo duomenų patikėjimo sukčiams, bei žinoma beverčio ar net žalingo preparato įsigijimo. Šią vasarą žiniasklaidoje pasirodė informacija apie klaipėdietę, kuri kone pusmetį šventai tikėjo, kad bendrauja su garsios užsienio muzikos grupės lyderiu. Su apsimetėliu moteris susipažino tuomet, kai socialinėme tinkle palaikino jai patikusią užsienio muzikos grupės atliekamą dainą ir vaizdo klipą. Netrukus moteris gavo padėkos žinutę, kurią jai atsiuntė muzikanto vardu prisistatę sukčius.
Susidraugavus po kiek laiko neįvardintas muzikantas klaipėdietę labai nudžiugino pranešęs, kad ištikimiausiams gerbėjams grupė siunčia vertingas asmeninės dovanas, tačiau už jas bei siuntimą reikia susimokėti. Moteris net nepajuto, kai per kelis kartus į nepažįstamojo nurodytą banko sąskaitą pervedė net 13 950 eurų. Kai vagis suprato, jog iš klaipėdietės daugiau pinigų negaus, muzikanto profilis iš socialinių tinklų dingo. Sukčiai taip pat pasinaudojo ir žinomų televizijos veidų Sandra Žutautienė. Jos vardu apgavikai susikūrė Facebooko puslapį, kuriame reklamavo įvairius preparatus, piliules, lašus ir kitus nelegalius medikamentus. Moteris teigia, kad pati buvo sulaukusi ne vienos piktos žinutės su priekaištais, kad jos neva reklamuoti vaistai neveikia, nors tokių jie niekada net nereklamavo. Panašią taktiką sukčiai naudoja ir su LRT laidų vedėjos Editos Mildažytės atvaizdu. Jos vardu net buvo sukurta atskira internetinė svetainė, kuriame reklamuojami neva kūno formas palaikantys preparatai. Šiuos neaiškius, niekur neregistruotus vaistus buvo bandoma reklamuoti ir laidos Klauskite daktaro vedėjo ir gydytojo Alvydo Unikausko vardu. Pasinaudojant mūsų laidą, melagingai bandoma reklamuoti įvairūs preparatai, papildai pagrinde. Visais atvejais, kai tik jūs matysite ką nors panašaus, jūs žinokit, tai yra apgaulė. Kaip jūs supratote, Lietuvoje sukčiai išradingi. Apgaulių spektras yra didelis. Pavyzdžiui, pranešama, kad laimėjote loterijoje. Tik norint gauti prizą, reikia apmokėti administracinės išlaidas. Arba jums siūlomos nemokamos prekės, tai reikia susimokėti už siuntimą. O tas siuntimo mokestis dažnai būna brangi prenumerata ar ta pati kortelės duomenų pavogimo schema. Dar sukčiai bandys kviesti investuoti. Dažniausiai ne per oficialias svetaines, o įduodant ar pervedant pinigus jų nurodytam asmeniui. Panašiai veikia ir pasitikėjimo ar romantinės apgavystės. Kai pasitikėjimą įgavęs žmogus įtikins kažką pirkti, užsidirbti papildomai ar investuoti, o vėliau su pinigais pranyks. Sukčiai suintensyvėja prieš šventes, kai žmonės laukia daug siuntų ir žinučių. Siunčia netikras nuorodas bankų, pašto ir siuntų pristatymo kompanijų vardu. Nuorodos veda į padirbtas svetainės, kur jūsų prašys suvesti kortelės duomenis, asmens kodą ir kitokią jautrią informaciją. Tačiau sukčiai daro ir daug klaidų, skambinėja su kvailais paruoštukais, daro daug gramatinių klaidų, kalba išgalvotomis sąvokomis, neretai rusų kalba. Jų numeriai net neprimena oficialių kontaktų, o juos suvedus į paiešką dažniausiai prie jų jau būna palikti komentarai pranešantys apie sukčius. Daugelis institucijų iš viso niekada neskambina, siunčia registruotus laiškus ar pranešimus jų oficialiame puslapyje. Apgavikų puslapiai dažniausiai atrodo pigiai suregzti. Atsiųsta nuoroda būna keista, su nematytais domenais ir nelogiškais žodžiais. Svetainėje daug neveikiančių mygtukų ir nuorodų. Apačioje jie neturi nurodę egzistuojančios įmonės kodo, arba patikrinus registre paaiškėja, kad toks neegzistuoja. Arba egzistuoja, tačiau oficialus svetainės adresas būna kitoks, nei kad jums atsiuntė. Atsiliepimų pagal parduotuvės pavadinimą bendroje paieškoje taip pat nėra, o patalpinti pačioje svetainėje atrodo dirbtinai. Taip pat naudojami negirdėti ir keisti mokėjimo būdai, o dažniausiai tiesiog prašoma suvesti kortelės duomenis. Lietuvos sukčiai dažniausiai idėjų semiasi iš užsienio, kur susiduriama su tomis pačiomis problemomis. Ten irgi patikimumo vagys bando susikurti žymių žmonių vardais. Aktorius Jasonas Stathamas, visiems turbūt labiausiai žinomas iš Greiti ir įsiutę filmų, buvo panaudotas apgauti vieną našlę iš Anglijos, kuri ne tik neseniai buvo netekusi vyro, tačiau taip pat ką tik buvo mirusi šios mama. Sukčius įtikinęs, kad jis garsus aktorius iš patiklios moters išviliojo neskelbiamą, tačiau ypač didelę pinigų sumą. Nepažįstamasis prašė finansinės pagalbos, skundėsi finansiniais sunkumais, atseit vėlavo apmokėjimas už vaidmenį filme. Kita moteris, šįkart iš Mizūrio, galvojo užmezgusi romantinius santykius su žymiuoju virtuvės šefu Gordonu Ramsiu. Jie internetu bendravo keletą mėnesių kasdien. Kartu net žadėjo persikelti gyventi į Los Andželą ir sukurti šeimą. Moteris išgalvotam nekilnojamojo turto agentui dovanų kuponais nusintė $1000. Apsimetėlis tuomet paprašė dar 8,5 tūkstančių. Tačiau tuomet moteris perprato apgaulės schemą ir vartotoją užblokavo.
Kitai amerikietei pasisekė mažiau. Aktoriumi Johnny Deppu apsimetęs žmogus iš jos išviliojo $41 000. Iš pradžių vagis išviliojo dovanų kuponus, tuomet ir moters kreditinės kortelės duomenės, kurią pavyko praktiškai ištuštinti visą. Šiandien tiek. Komentaruose pasidalinkite, ar jums ar jūsų šeimos nariams teko kada susidurti su sukčiais. Sukčių auka galime tapti kiekvienas. Lietuvos bankų asociacija jau 3 metus įgyvendina informacinę kampaniją Atpažink sukčių, kuria kviečia gyventojus skirti daugiau dėmesio sukčiavimo prevencijai. Domėtis, kokius metodus naudoja nusikaltėliai, apie tai kalbėti šeimose, nuolat įspėti vyresnius artimuosius ir su jais dalintis patarimais, kaip atpažinti sukčių. Aktualią informaciją visuomet galima rasti internetinėje svetainėje atpažinksukčių.lt. Likite saugus ir nepamirškite tikrinti jūsų radusią informaciją bei jos patikimumą. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų.